Surski, visa Lietuva laukia jūsų nuomonės labai aktualiu klausimu. Rūkyti ar nerūkyti? Atsakymas labai paprastas. Jeigu rūkot, tai rūkykit. Jeigu nerūkot, tai nerūkykit. Jūs tikriausiai dar negirdėjot, ką siūlo sveikatos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis. Jis siūlo visą Lietuvą paversti nerūkymo zoną. Nu ir kas čia tokio? Kai mokykla griežto direktoriaus pasiūlymo ar potvarkių pasiskelbė nerūkymo zoną, visi mokiniai eina artimiausio namo bromą ir ten savo pupsi dūmus. Taip? Taip. Nu, taip. Taip. Uždraudė rūkyti kavinėse. Okei, mes visi seni rūkoriai išeinam iš kavinių į lauką. Jo, uždraudė rūkyti Kauno Laisvės alėjų. Okei, mes visi seni rūkoriai einam į Maironio gatvę. Jo. Rūkom, pešam dūmant taip, kad net kuosos bijo ant medžių nutupti. Jūs turbūt nesuvokėt geografinių ribų. Andriukaitis nori uždrausti rūkyti visoje Lietuvoje. Aš puikiai suprantu, ką sako Andriukaitis. Lietuva, pripažinkim, yra mažas agrarinis kraštas su puikiai išplėtota kelių struktūra. Norit parūkyti, važiuojam visi kartu į Lenkiją. Kiek mūsų bendrapiliečių važiuoja apsipirkti Suvalkus, visi sėdam, važiuojam į Lenkiją, ten rūkam. Nu, gerai. Pavyzdžiui, dzūkams tai netoli. O ką daryti? Šiauliečiams, o dar klaipėdiečiams? Šiauliečiai gali pavažiuoti į Latviją parūkyti savo. Klaipėdiečiai gali sėsti žvejybinį botą ir nuplaukti ten... kurie ten gali nuplaukti. Į neutralius vandenius ir surūkyti po tuziną pipkių ir grįžti savo. O jeigu Andriukaitis uždraus ir gerti, arba paskelbs Lietuvą laisvą nuo sekso zoną, kas tada? Na. Su gėrimu, kaip ir su rūkimu, nėra bėdos. Bet vat, su seksu reikia pagalvoti. Aš lygiai suvalko, ar iki neutralių vandenų galiu ir nedalaukti.